Mes šiandien skelbiam žodį, sueigos žodį, kuris bus čia skaitomas ir kuris mūsų supratimu turėtų kviest šaukt šiandien žmonės neabejingus Lietuvai, Lietuvą mylinčius ir laisvę mylinčius žmonės. Mes deklaruojam ir skelbiame, kad norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje, kad neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės, o jis šiandien trypiamas, neleisime Lietuvos paversti mažąją Rusiją, ginsime demokratinę savo respubliką, jos vertybės ir konstitucinę santvarką, kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teises bei laisvės, priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui, netoleruosime viešo melo, kurio šiandien vis daugėja, ir ginsime laisvą žodį, kuriam šiandien kyla didžiulė grėsmė, nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja, sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, o tėvynę visiems pasaulio lietuviams. Mes iš tikrųjų esam remiami daugelio pasaulio lietuvių, kurie nori turėti namus Lietuvoje, kurie nori, kad Lietuva būtų jų tėvynė, o ne pamotė, kokia yra šiandien. Mes darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės. Mes matom šiandien, kad mūsų Seimas, mūsų prezidentė, mūsų vyriausybė, mūsų ministrai nedrįsta pasmerkti prievartos smurto prieš vaiką. Tai yra nedrąsūs, labai bailūs, nelabai sąžiningi ir vargu ar savo piliečius gerbiantys žmonės. Po Seimo rinkimų turėtų ateiti vis dėlto drąsesnė, padoresnė Lietuva į Seimą. Mes teigiame, šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatinės demokratijos vertybės ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais. Lietuva tampa valstybė, kurioje prezidentės grįžimas į kraštą laikomas valstybės paslaptimi. Tai yra rytų valstybės modelis. Šiandien žurnalistai negali sužinoti, kada prezidentė parskrenda į Lietuvą. Dovanokit, tai yra NATO, ES valstybė, kur tautos rinktos prezidentės darbotvarkė yra slepiama nuo piliečių. Mes reikalaujame ir šituos reikalavimus skatinsim skelbti visoje Lietuvoje, susirinkimuose visoje Lietuvoje, nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą. Taip, gerbiamas pareigūne, čia yra vieša erdvė, čia yra agora. Aš esu agoroj laisvas Lietuvos pilietis. Atsiprašau, kol kas mane trukdyti. Išviešinti, mes reikalaujam išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17-osios smurtą ir kas tokiam įsakymui pritarė. Pareigūnas vėl skambina. Įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės. To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis. Mums ne tas pats, kas šiandien vyksta su mūsų vaikais. Mums ne tas pats, kur yra šiandien Kauno mergaitė. Mums ne tas pats, kas šiandien daroma su teisėja Neringa Venckienė ir daugeliu kitų nuo smurto nukentėjusių žmonių. Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomenį, su kuo ji šiandien yra. Su Lietuvos Respublika, jos piliečiais, ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis. Mes nesitrauksime. Šitokį žodį kviečiami piliečiai išsakyti čia, Daukanto aikštėje šeštadienį. Taip pat piliečiai kviečiami tie, kurie negali atvažiuoti į Lietuvos sostinę, burtis Lietuvos miestų aikštėse, gatvėse ir išsakyti šitą patį žodį. Jis yra skelbiamas, platinamas ir būsim dėkingi visiems žurnalistams, kurie šitą žodį skleis, jo necenzūruodami, negniuždydami, bet iš tikrųjų laisvą piliečių žodį. Kitas dalykas,
padėtį Lietuvoje iš tikrųjų, baisę padėtį Lietuvoje ir viešojoje erdvėje, ir vyriausybėje demonstruoja toks dalykas, kad Lietuvos vaikų sveikatos gynėjai, gydytojai, pediatrai, Lietuvos pediatrų draugija, jos pirmininkas Arūnas Valiulis, po pirmojo smurto akto po kovo 23-osios, tą draugiją išplatino Seimui, prezidentai, vyriausybei, ministrams, visom atsakingom institucijom pareiškimą, kad tai buvo baisus smurtas prieš mergaitę, kuris civilizuotojų valstybėje netoleruotinas. Ir siūlė reikalavo skubiai stabdyti, nes tai yra smurtas prieš auką, prieš aukos artimiausių žmonės, senelius. Kad tai yra barbariška ir tai būdinga tik 19 amžiui. Į šitą Lietuvos pediatrų laišką niekas jiem neatsakė, nei iš prezidentūros, nei iš Seimo, nei iš vyriausybės. Šis laiškas buvo nuslėptas nuo visuomenės. Mes girdėjome vieno iš tos draugijos narių, Dainiaus Pūro viešus pareiškimus. Bet profesoriaus, pediatro, Arūno Valiulio pareiškimų mes niekur žiniasklaidoje negirdėjom. Tai rodo, kokioje valstybėje mes šiandien gyvenam, kai visi Lietuvos pediatrai neturi išėjimo į viešą. Kitas dalykas, mes daug ko šiandien nežinome. Ir dėl to turime būti savo agorose, rinktis į savo agoras ir reikalauti tiesos ir laisvės, ginti pamatinės vertybės ir priešintis melui ir smurtui, kurio šiandien daugėja. Dėkui.